2020 rugsėjo 1 dieną vieną iš 3 savo atžalų nuvedžiau į mokyklą. Tai mano mažoji Urtė, mano įkvėpėja, mano mokytoja. O jos mokytoja po savaitę sugalvojo padaryti tokią įdomią užduotį, kad vaikas ir vaikai klasėje pristatytų savo tėvelius, savo tėvelių profesijas. Kuomet atėjo eilė maniškiai, mokytoja jos paklausė: Urtė, ką veikia tavo mama? Jos atsakymas buvo žaibiškas. Mano mama yra kinų kalbos mokytoja ir ji moko vaikus kinų kalbos. O ką veikia tavo tėtis? Sako, mano tėtis nieko neveikia. Mokytoja sako, bet vis tiek jis gyvenime kažko užsiima, kažką daro. Jis sako, mano tėtis turi mokymų akademiją. Antai suprask, savininkas. Sako, bet vis tiek kažką jis ten toje mokymo akademijoje veikia. Sako, pridėjo pirštakus prie smakro, palėtė, sako. Kiek žinau, tai jis ten tik užsirašo ir pasakoja istorijas. Tai mokymosi labas, kaip jau supratote, su jumis žmogus, kuris nieko neveikia gyvenime, tik užsirašo ir pasakoja istorijas. O apie nesėkmingą tėvo bandymą įsikišti ir pakoreguoti šitą istoriją jūs išgirsite pranešimo pabaigoje. O šiandien leiskite jūs pakviesti į autorinio tokį Story Cafe metodo užkulisius, kaipgi gimsta naujas įrankis įmonėms, kuris galėtų būti naudingas jūsų žmonėms. Šitą istoriją prasidėjo tais pačiais 2020-aisiais, kada aš perskaičiau amerikiečių viešbučių magnato, verslininko Steve'o Vyno istoriją apie Wynn Resorts viešbutyje paplitusią naują tradiciją pakeisti vadovų susirinkimus į istorijų pasakojimo formatus ir tokiu būdu klientų aptarnavimo žmonės paversti klientų aptarnavimo herojais. Mane taip įkvėpė ta istorija, kad aš pagalvojau, kaip norėčiau padaryti tokį eksperimentą Lietuvoje. Ir pradėjau ieškoti įmonių, pradėjau nuo savo geriausių klientų. Vieni labai plačiai šypsojosi klausydamiesi mano idėjos, kiti, mačiau iš reakcijų, lydėjo ją toli toli. Treti drąsesni pasakė, Gintarai, tokios idėjos tikrai ne Lietuvoje. O tuo pačiu 20-ieji šitą svajonę dar ir COVID virusas smaugė. Bet žinot, kai viduje kažkuo tiki, nebūna taip, kad neišsipildytų. 21 sausis į mano įmonę kreipėsi kompanija Baltneta dėl klientų aptarnavimo mokymų. Sako, norėtume temą, aišku, gyvaigi negalėsim susitikti, dirbsim nuotoliu, kažkaip tai sudėti į kažkokią kelionę. Sudėjom į 2 mėnesių kelionę, po 1 valandą sutarėm mokytis, kiekvieną antradienį 9 valandą. Ir man viduje trigeris. O sakau, gal padarom tokį Story Cafe eksperimentą ir dar pridedam po pusvalandį iki tos mokymosi valandos, pasidalinam vieni su kitais istorijomis, kavos podeliu, arbatos podeliu, ekranuose. Pirmą pusvalandį skamba tik istorijos. Pirmasis 2 temas sugalvojau aš. Ekstramylė dėl svajonių kliento, po to didžiausia išmokta pamoka. Vėliau žmonės patys siūlė temas, kas mane labai, labai įkvėpė. Bet buvo ir šalutinis poveikis, kuris mane nustebino. Apart to, kad buvo gerų dalykų ten tame eksperimente, jūs galite skaityti, man nebūtina tai daryti ar ne, bet mane kas labiausiai nustebino, kad tas istorijų pasakojimas po tą pusvalandį atliko šalutinį poveikį. Tai yra, sutelkė komandą, tarsi tas komandiškumo jausmas atsirado stipresnis. Įsivaizduojat, žmonėms nebūnant šalia, būnant savo namuose už ekranų, team buildingo funkciją atlieka istorijų pasakojimas. Ir čia mane dar labiau įtraukė į dar įdomesnius eksperimentus. Na žinot, kuo gyveni, kuo kvėpuoji, tą ir pasakoju žmonėms. Ir aš jau nuo 2015 metų Lietuvoje tyrinėju parduodančio pasakojimo DNR. Nesu tas nieko neveikiantis žmogus, vis tiek kažko domiuosi. Ir palieku pėdsaką kompanijose, padėdamas joms atrasti istorijas, kurios ne tik sutelktų komandas, bet padėtų kurti kliento patirtį, padėtų didinti pardavimus. Ir čia matote porą pavyzdžių. Vienas iš jų Pfizer kompanijos, kitas iš jų IF kompanijos. Turėjome tokius vadinamus workshopus. Jeigu jūs kada pas gydytoją būsit ir kalbėsitės dėl pasiskiepijimo nuo erkės, gali būti, kad išgirsit iš gydytojo 101 erkės istoriją. Gali taip nutikti. Gali nutikti, kad išgirsit istoriją yra katino dovana, pavyzdžiui.
Jau 2 metai praėjo, aš tas istorijas iki pat dabar prisimenu iki detalių. Su IF kompanija taipogi susėdom ieškoti galimybių, kaip savo turimą patirtį įdarbinti. Žiūrėkit, per viduriuką toks mažytis, ar ne, va tokia juostelė. Per pirmą susitikimą, tokį trumpą, te gimė vos 4 istorijos. Nu, kažkaip žmonės taip dar nemoka, dar nedrąsu. Bet po antro susitikimo, kuris ten įvyko po poros mėnesių, istorijų sąrašas netilpo į 2 konferencinio popieriaus lapų plotą, reiškia į 2 popieriaus lapų plotą. Ir jeigu jūs turite augintinį, mažą ką, rūpinsitės juo, gali būti taip, kad išgirsite ir vestuko istoriją arba šokoladinio labradoro istoriją. O jeigu turite būstą, reikės paslaugos ten, gali taip nutikti, kad jūs netyčia išgirsite ir plaukiančio kotedžo istoriją. Žiūrėkit, bičiuliai, visi mes esame istorijų pasakotojai ir mūsų darbuotojai, mūsų kolegos, mūsų žmonės kompanijose yra tarsi tas istorijų Netflixas, kaip šiandien pranešėjas sako, Untold Stories mes ieškom galimybę surasti. Tai man visa tai gimė apibendrinant ir sudedant į tokį įrankį, į tokį metodą. Aš jį pavadinau Story Cafe. Kada mes susodinam savo komandą prie tokio Story Cycle apskritimo, užduodam temą ir renkam tuos faktus, renkam tas patirtis, kurias vėliau galėsim pasitelkti ir įdarbinti vienam ar kitam tikslui. Jeigu kam įdomu, galite pagauti QR kodą ir pasibelsti, norėčiau išgirsti apie šitą metodą daugiau. Pati metodinė priemonė pasirodys šių metų gruodį arba kitų metų sausį. Dabar didžiulė dilema yra ta, kad mes viduje turime komandoje žvaigždžių karus. Nerandam rūbo, kuriuo aprengti šitą metodą, nes autoriai patinka vienas logotipas, o komandai patinka kitas. Ir čia yra 2 variantai. Jūs galite tapti šitos istorijos bendra kūrėjais, kviečiu, kuris jums labiau patinka rūbas, va tam Story Cafe metodui. Patį rinkinį tai sudarys ten 3 istorijų apskritimai, kortelės istorijų pavadinimams, kortelės temoms, fasilitatoriaus žemėlapis. Tai mes jau tą metodiką turim, bet vat rūbo reikia, kuris jums labiau. Ten anketoje galima pažymėti, aš būsiu labai dėkingas, o tie, kurie esate čia tokia jaukia aplinka, nežinau, už kurį balsuojat. Šitą taip ir supratau dabar, ar ne, 1 ar 2. Prieikite per pertrauką, išreikškit savo mintį, kuris jums patinka labiau. O aš nebūčiau istorijų pasakotojas, jeigu neieškočiau naujų kelionių. Ieškau kompanijos, šiuolaikiškos kompanijos Lietuvoje, kuri norėtų pirmoji turėti mano fasilituojamą parduodančių istorijų klubą in-house. Tai reiškia savo aplinkoje. Tai palikite žinutę Mokymo akademijoje, prie Mokymo akademijos durų, ar man asmeniškai į LinkedIn profilį. Ieškau vat štai tokių dalykų. O pabaigai tą nevykusio tėčio įsikišimo akordą leiskit uždėti. Aš pasikviečiau Urtę, išgirdau tą pristatymą mokytojai, kad tėtis nieko neveikia, o tik užsirašo ir pasakoja istorijas, kaip, nežinau, tobulas ar netobulas tėvas. Sugalvojau pakoreguoti istoriją. Pasikviečiau Urtę pasivaikščioti Bernardinų sode. Vaikštam vieną vakarą Vilniuje, taip gražu. Sakau, Urtė, ačiū tau labai, kad tu taip gražiai pristatei mane mokytojai. Beje, čia gera idėja ir jums. Jeigu turit mažamečius aplinkui, paklauskit, kaip jie mato jūsų darbą. Kaip mato HR. Įdomu, kokią istoriją papasakot apie jūs. Ir aš sakau, Urtė, tos istorijos, kurias aš pasakoju žmonėms, jos padeda jiems pritraukti klientų, sugeneruoti naujų idėjų, jausti savimi labiau pasitikinčių, būti sėkmingesniais. Jis sako, tėti, supratau, kokias tu istorijas pasakoji. Tai aš tau linkiu ir toliau užsirašyti ir pasakoti jas. Tai buvo tokie išminties žodžiai, nuskambėję Bernardinų sode, kad negaliu ir jums nepalikti jų. Tai mano įkvėpėja sako, užsirašykit ir pasakokit istorijas. O kad būtų jums lengviau tai daryti, šiais metais, birželio 19 dieną, pristačiau savo knygą Netobulo herojaus legenda, tavo asmeninių istorijų knyga. Ačiū Loretai, kuri vakar paėmus į rankas šitą knygą, sako, toks jausmas kaip kad istorijų maldaknygė. Geras komplimentas, va šitą ir norėjau šitai knygai. Tai su jumis Gintaras Ignatavičius, storytellingo pradininkas Lietuvoje. Gera būti.
Ir dviejonių nekilo, kad storytellingo praktikas, nes akivaizdu, kad mums čia daug ko pristelino. Tai ačiū, Gintarai, knyga nuostabi, tikiuosi, kad bus galimybė pavartyti.